Sveiki visi bičiuliai mylintys regbį, esame Šiauliuose, Leporių gatvėje įsikūrusiame stadione, kur vėl eilinis šeštadienis ir eilinė regbio Baltijos top lyga. Ruduo įsibėgėjo ir regbio top lyga ir pasiekėme jau atkrintamųjų varžybų žymą. Ir šiandien čia šiame stadione abu Baltijos top lygos pusfinaliai ir pirmajame iš karto turėsime šiaulietišką derbį. Šiauliai Eksto, kurie rungtyniauja šiandien namų teisėmis. Priima, galima sakyti taip, Šiaulių Baltrekso komanda. Aišku, čia nominaliai Švilpukas. Ir ką, važiuojam, atkrintamosios varžybos prasideda. Na, mes jau tampam tokia labai jau nuspėjama komanda iš tikrųjų. Ne pirmas varžybos su stipriu varžovu, mes atiduodam antrą kėlinį realiai. Nu, pirmas dar minutės antrą kėlinio palaikom daugiau, jau trūkstam keitimų, trūkstam jėgos gal. Šiai dienai Baltreksas išėjo į aikštę tikrai parodyti, kad jie yra dominuojanti komanda, kad jie šiais metais tikrai nori tapti čempionais. Ta jie ir demonstravo grubiųjų tokio agresyvių žaidimų. Nu, aš manau, kas liečia mūsų komandą, tai reikėtų šiek tiek, aš manau, kad viskas išsispręs. Su laiku išsispręs. Ne vienas, kaip sakant, čempionais per pirmą dieną netapo. Pirmi metai, kaip aš jau ir minėjau sezono pradžioje, pirmi metai, kada mes tą komandą subūrėm, kada mes jau tapom įdomus ir žiūrime, ir netgi čia pakalbu su kitų klubų treneriais ir jau analizuojami tapom, tai mums labai didžiulis yra pasiekimas. O šiais metais, sakau, vis dėlto reikia dar pabaigti, liko dar 2 varžybos. Manau, kad tikrai pakovosim mes dėl 3 vietos. Tikrai pakovosim, o kaip bus sekančiais, manau, kad tik geriau bus. Ne, tikėjomės geros kovos, iš tikrųjų buvo gera, neatspindi biškai gal rezultatas. Šiaip labai daug klaidų ir mes ir jie darėm, tai kitose stengsimės mažiau padaryti. Ar galima sakyti, kad jau pusantros kojos finale, ar dar nesijaučiat, kad darbas iki galo padarytas? Nenorim pradėti anksčiau kalbėti, tai dar darbai nebaigti, tai dar reikia dirbti, reikia taisyti klaidas ir keliauti iki finalo. Tos 15 minučių antrajame kėlinyje ir čia galų gale arbitras sako pakas. Regbio šiandien 46-5 yra galutinis rungtynių rezultatas ir 41 taško skirtumą atsineš Baltreksas į atsakomąsias rungtynes, kurios vyks po savaitės.